perskaitysiu citatą. Gerai, jūs galvokite, aš ramiai perskaitysiu. Visos kada nors žygiavusios kariuomenės, visi kada nors plaukiojo laivynai, visi kada nors posėdžiavę parlamentai ir visi kada nors karaliavę karaliai kartu sudėjus nėra padarę tokios įtakos kaip šis vienintelis gyvenimas. Kaip jums atrodo apie ką šitą citatą? Na, jeigu Amerikoje, tai sakyčiau, Lincolnas galbūt. Istoriją blogai mokiausi, bet jos statulų daugiausiai ir kiek teko knygą skaityti, tai jis minimas daugelį vietų kaip vienas geriausias vadovas, kuris pasižymėjo taktų. Marilyn Mansonas. Kas jis toks? Na, aš vadovau apie Einšteiną, dėl kad jis prisidėjo prie atominės bombos kūrimo ir vis dėlto labai pakeitė pasaulį. Čerčilis, tarkim. Man tai iš viso kilo koks nors Aristotelis. Aš tai galvoju apie Jėzų Kristų, nežinau, kad paskui būtų Pranciškus pirmasis, už tą savo visišką paprastumą. Na, galbūt aš imčiau tuomet iš istorijos perspektyvos, tai sakyčiau, kad Rooseveltas, prezidentas, kuris, jeigu neklystu, buvo išrinktas 3 kartus iš eilės kadencijai prezidento. Ir jeigu ne jisai, turbūt ko gero šiai dienai Amerika tokia nebūtų įspūdinga, kokia yra. O tavo asmeniškai autoritetai? Jeigu reikėtų iš šių dienų pasirinkti kažką, kas gyvuoja dabar, tai Dalai Lama, nežinau, kaip tiksliai vardas tarėsi. Nes daugelis žmonių pagalvoja, kad pinigai arba kažkokie pasiekimai, o jis būtent moko, kaip būti laimingu. Tai aš manau, vienas iš didžiausių žmonių būtų Dalai Lama, taip. Realiai, ta prasme, autoriteto aš turiu daug, bet kieno idėjom labiausiai mėgstu remtis, tai Konfucijaus. O jeigu iš glaudesnio rato, pavyzdžiui, žmonių, kuriuos tu matai kasdieną, gali būti, kad yra autoritetų? Nu, KTU yra labai daug maladės tokių dėstytojų, kurie iš tikrųjų visai šneka. Pavyzdžiui, Smudai linkėjimus perduočiau. Ir visų pirma, į ką aš lygiuojasi, tai būtų mano tėvai. Tai tikrai iš jų semiuosi visokių pavyzdžių ir kaip gyventi, ir kaip elgtis ir viską. O tada yra gal draugai. Tai galbūt būtų mano draugas, kuris gyvena Olandijoje, kuris, tiesiog tikiuosi jo iš tos pusės, jog jisai tikrai labai daug dirba, labai daug mokosi, ten yra labai sunku išsilaikyti ir jisai tiesiog žino, ko gyvenime nori ir būtent eina vardan to. Kartais ne visada gerai lygiuotis į tą autoritetą. Būna, kad atrodo žmogus turi aukštą poziciją, bet būna, kad nuvilia kažkokioje situacijoje. Tai tiesiog, nežinau, gal dėl to ir neturiu aš to autoriteto.